Pokalbis su dienos svečiu. RSD radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu ir visiems pristatau šiandieną studijoje. Pas mus svečiuojasi Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. Labadiena. Labadiena. Pirmiausia, noriu pasveikinti jūs, jūsų darbuotojus su gražia 160 metų sukaktimi, kurią tikrai neseniai minėjote. Na ir gal pradėkime nuo Juliaus Janonio gimnazijos, gal šiek tiek istorijos ir kiek žinau, gimnazija per visą šį laikotarpį keitė ne kartą pavadinimus, ne? Gimnazija įkurta yra 1851 metais. Na, gimnazijos atsiradimas yra įdomus, ne tik tuo, kad gimnazija seniausia Šiauliuose ir viena seniausių Lietuvoje, tačiau gimnazija buvo atkelta iš Baltarusijos, iš Svisločiaus, kur įkurta dar anksčiau. Jeigu nuo įkūrimo Svisločioje, tai mūsų amžius jau būtų virš 200 metų, caro įsakymu buvo perkelta iš to miesto su netgi baldais, biblioteka, dėstytojais ir netgi kai kuriais gimnazistais iš Šiaulius. Tai šitokia būtų atsiradimo istorija. O pastatas pastatytas iš pašiaušės plytų. Tai yra buvusio vienuolyno, kolegijos ir netgi nebaigtos statyti bažnyčios plytų, taip kad ir mūsų plytos yra šventos. Ir nuo to laikotarpio gimnazija keitėsi priklausomai nuo to, kokia buvo aplinka, kas valdė Lietuvą ir panašiai, tai nuo carinės Lietuvos laikų, nepriklausomos laikų, karų metu, jį vadinosi ir Šavilskaja Muškaja gimnazija, ir Šiaulių berniukų gimnazija, ir Šiaulių valdžios gimnazija, ir vyrų gimnazija, ir Janonio vidurinė mokykla, ir dabar nuo 96 metų vėl atkurta Juliaus Janonio gimnazija. Kągi, tikrai gan įdomi istorija, kai ne tik savo amžiumi, kaip minėjote direktoriau, yra seniausia, bet ir labai įdomi jos istorija. Na, o dabar paklausiu apie mokyklai nusipelniusius darbuotojus. Ir darbuotojus, ir mokinius turbūt. Taip, tikrai. Taip, žinoma, per tokį laikotarpį gimnazijoje dirbo ir mokėsi tokių žmonių, kurie Lietuvai davė labai daug. Ir tuo mes didžiuojamės. Na, be abejo, ir gimnazija buvo visą tą laiką Šiaurės Lietuvos, sakyčiau, mokslo ir kultūros centru. Tuomet tai buvo labai aukštas lygis gimnazijos ir apskritai statusas gimnazijoje mokytis. Taip, kad čia baigė, mokėsi 4 vasario 16 akto signatarai, mokėsi 3 broliai Biržiškos, 3 broliai Vileišiai, Višinskis, Šalkauskis, ir daugelis kitų, ir šitos pavardės jau daug ką pasako. Na, tuomet, žinoma, ir carinės Lietuvos laikais, ir iš dalies nepriklausomos tarpukario Lietuvos laikais, politika ir daugelį darbų darė vyrai, tai Šiaulių berniukų gimnazija, išleido į Lietuvą, į pasaulį labai garsių žmonių, kurie po to netgi iš dalies vadovavo ir kūrė netgi vasario 16 aktą. Aišku. O šiek tiek apie save, galbūt, kada jūs jau nuo kiek metų vadovaujate būtent Juliaus Janonio gimnazijai ir, kiek žinau, jūs taip pat ir dėstote joje? Pats esu šiaulietis iš Šiaulių pakraščio, baigęs 11 vidurinę. Truputėlį buvau po Šiaulių pedagoginio instituto baigimo išvykęs į Šiaulius, netoli į Mažeikių rajoną, o po to visą laiką Šiauliuose. Šiaip jau gimnazijoje dirbu jau seniai. Jau daug metų ir iš pradžių pavaduotojų dirbau, po to direktoriumi. Ir šiaip jau esu fizikos dar specialistas, žinoma, pamokų turiu nedaug. Kągi, kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį, kviečiu visus pasiklausyti muzikos, po kurios mes grįšime į eterį ir tęsime mūsų pašnekesį apie Šiaulių Juliaus Janonio gimnaziją. Likite su RSD.